šiandien jau turime šitą renginį. Dabar jau nersim tiesiai į mūsų pranešimus. Kad ir koks oponentas mano būtų, kad ir kaip aš su juo nesutikčiau, mano turi būti pozityvi laikysena. Pyktis niekur nenuveda. Dirbtinis intelektas gali identifikuoti tas klaidas, gali palyginti nesutapimą su tekstu ir atitinkamai pažymėti tai konkrečiam tekste, kuris yra pateikiamas. Mokytojui yra galimybė taupyti laiką ir fokusuotis būtent į tuos dalykus, kur mokiniui labiausiai reikia pagalbos. Ugdymo meistrų. Tikrai matau šitos įstaigos augimą ir tai labai džiugina. Gavę pakvietimą, užsiregistravom ir mūsų čia yra daug iš rajono atvažiavę. Visos temos, kurios pateiktos, yra labai įdomios. Gal apie tą pokyčio darymą, kaip tai pateikti, kaip jį įpakuoti. Labiausiai tai užkabino dirbtinis intelektas. Dirbu sporte, iš karto mintis kilo, kur galiu panaudoti. Užsirašiau ilgiausią sąrašą temų, į kurias reikia pasigilinti. Tai, ką aš sužinojau šiandieną, vėlgi šitoj srity reikės temptis, tobulėti ir perduoti šitą žinią savo kolektyvui.